Pauliau, man labai patinka, kaip tu pats degi tą produkciją savo atstovaujamą ir tas labai jaučiasi. Pas jūs čia atėjus jaučiasi, kad, na, tai yra, kaip sakyt, iš kartos į kartą perdodamas verslas, veikiantis 30 metų. Kaip tu pats matai tą visą virsmą, ar ne? Na, nebūtinai 30 metų, bet tarkime per paskutinius 5 metus, 6-7. Tarkim, jeigu mes turėjome prieš 30-20 metų klientą, kuris pats įsirinkinėja baldus ir pats yra savo interjero dizaineris, šiai dienai kiekvienas objektas, jisai dažniausiai yra su interjero ar architekto pagalba daromas. Daug yra tame pliusų, išsisprendi daug klausimų, kaip susidėlioti daiktus, kad jie būtų ergonomiški. Taip, ir funkcija, laikas. Funkcija, estetika ir tu sutaupai labai daug laiko. Taip. Ir šiai dienai neišvengiamas mūsų darbas yra tarp klientų ir architekto ar interjero dizainerio. Kad klientui būtų lengviau įsivaizduoti, pavyzdžiui, mes darome ir 3D vaizdą, ar ne? Okay. Kaip pavyzdys, jeigu mes turime spintą, tam, kad mes ją suprojektuotume, tai mes su programa susidėliojame patį vaizdą, jos vidų ir klientui iš visų pusių mes galim parodyti. Lygiai toks pats vienas iš dalykų, ką mes darome, tai tarkim, mes turime paprastą sofą, ar ne? Ir klientui kartais gali būti sunku įsivaizduoti, kaip jinai atrodo. Tai mano kolegė, jinai tiesiog 3D modulių pagalba sudeda tą kompoziciją, kokia tau reikalinga, uždeda spalvą ir žmogui yra daug lengviau įsivertinti. Faktas, labai gerai.